Na ką, ir šiandien vakare aš išvažiuoju į Kauno arkivyskupiją savanoriauti. Grįšiu rytoj vėlai vakare 9:30. Ir rytoj mano gimtadienis ir ten būtent praleisiu savo gimtadienį. Žiūrėkit, štai toks kambariukas. Tokia lova. Dar viena lova. Ir štai taip. Spinta. Čia aš miegosiu. Šiandien sausio 13 ir sausio 13 mes čia nusprendėm suvalgyti tortuką, paminėti mano gimtadienį, nes sausio 11 Kaune man įvyko trauma ir tiek vakar ir šiaip ir šiandien blogai labai jaučiuosi, bet vaikučiai vyras pridovanojo daug dovanų, dėl to nusprendžiau, kad vis tiek kažkokį tortuką nupirkti, jau kad jie stengiasi su tom dovanėlėm kažkaip šeimos rate paminėti gimtadienį. Kaune taip pat mane pasveikino su gimtadieniu, padovanojo dovanėlę, vėliau jums parodysiu. Gal trumpai papasakosiu apie traumą. Trauma įvyko šeštadienį, ankstų rytą. Man buvo iškviesta greitoji atvyko per 10 minučių su sirenomis. Brigada man pasitaikė superinė, 3 paramedikai. Jie ne tik man suteikė medicininę pagalbą, bet ir matydami, kaip aš kenčiu skausmus, bandė mane visai pralinksminti. Mes vykome į naują ligoninę, suremontuotą. Ligoniniai taip pat Šilainių be galo mielas personalas, visas iki vieno. Visi stengiasi, kad kuo mažiau aš jausčiau skausmo. Pati aš negalėjau nieko nei nusirengti, nei apsirengti. Slaugės, sesutės buvo mielos, man padėjo. Taip pat darant rentgeno nuotrauką, rentgenologė irgi klausė, ar mane skauda būtų taip atsistoti, taip, kad padaryti nuotrauką. Pas mane yra 3 lūžiai, aš sugipsuota iki pusės. Ir manęs laukia operacija Kaune. Tai, kaip supratau, bus ilgas labai gydymas. Na ir parodysiu, kągi aš gavau. Štai tokius piešinukus nuo savo vaikučių gavau. Štai tokią knygutę su palinkėjimais. Rojus man padovanojo rankų kremą. Štai tokį tie žvaigždutę pagamino, tokį elniuką suvenyrą. Šį maišelį man padovanojo bažnyčioje. Štai tokia arbata, žinokite, faina. Ir čia yra saldainiai. Tie galite daryti saldainius. Ir saldainiai. Visas dovanas dar laikau, nes galvoju, nufilmuosiu, vėliau susidėliosiu, kai ką suvalgysiu, arbatą pagersiu. Žiūrėkit, koks užrašas: laimės niekada nebus per daug. Ir tokia graži dėžutė. Ir įvairios arbatos, įvairių spalvų. Ir štai tokią papkę, tai atversta. Tegul tavo gyvenimas būna šviesus kaip
Išgerk šitą tabletę, kada skaudės galvą. Tegul ant tavo veido šviečia šypsena kaip. Linkiu dagyventi iki 100, sakė. Čia negalėsiu perskaityti, nes šokoladas uždėtas. Pasikabink ant grožio ir prisimink mus. Viskas. Štai čia tokį gamino Elija. Ir dar čia maišelė sudėta. Ir dar keletas smulkmenėlių maišelyje.